Vakar lankiausi legendinėje radio laidoje Dūžiai, kuri 1995 metais buvo transliuojama LR3 ir jau nuo 2023 metų yra sugrįžusi tik tai jau į LRT Opus eterį. Laidą kaip tada, taip ir dabar veda Lietuvos reivo tėvas, ilgametis elektroninis šokių muzikos propaguotojas ir real-to-real juostų virtuozas DJ Saga. Laidoje dažniausiai kalbinami elektroninės muzikos kūrėjai ir DJ, kurie laidoje pristato savo kūrybą ir turi galimybę sugroti apie 15 minučių DJ setą. Kadangi radio laida iš 90-ųjų laikų ir per naujus metus groju būtent Menų fabrike Loftas, renginyje Smells Like 90s, žodžiu, toje pačioje temoje. Taip po DJ Sagos pakvietimo nusprendžiau atsinešti savo mėgstamiausių 90-ųjų kūrinius plokštelėse ir pagaliau užbaigti savo Technotronic Pump Up to Jam 90-ųjų mega hito remake'ą, kurį tiek ilgai kūriau. Taip, aš norėčiau gal save truputį pagirti, nes tu man parašei, kad nori čia į tą laidą mane pasikviesti ir aš prisiminiau, kad aš esu daręs tokį remake reworką, kadangi jau buvau pradėjęs, kur Technotronic Pump Up to Jam versiją pakeičiau, pergrojau iš esmės visus akordus ir galvoju, kaip juos čia papimpinti, pagreitinti, palėtinti, kaip padaryti, kad tas Pump Up to Jam iš 89 metų skambėtų 2025 ar vėlesni, pavadinkime taip, tokia laiko mašina. Tai tu priverti mane pabaigti šitą gabalą, pagaliau. Aš 2 metus jį, žinok, ir taip tampiau ir anaip vis man nepatiko jisai ir dabar kam nusinčiau iš draugų, sakė visiems šokčiau, patinka, geras. Rodos viskas pavyko lyg filme Back to the Future. Gardžiai parsijokėm, parepavom ir susidraugavom. Visą radio laidos įrašą rasite LRT radiotekoje, paieškoje parašę Dūžiai. Ačiū, kas jau klausėt ir parašėt gražių komentarų. O mūsų DJ Saga per naujus metus grojančius 90-ųjų garsus rasite Menų fabrike Loftas. Bilietus rasite Paisera Tickets. Susitikime 90-aisiais. Bugs Bunny atsisveikina. That's all, folks.